salę, į mūsų rudens saulutę. Taip, saulutė nešviečia, bet jinai, kaip matote, jinai šviečia kiekvienom iš mūsų širdyje. Suprantat, aš kiekvienais metais atvažiuoju, vieną kartą į metus, tai tikrai atvažiuoju į Ukmergę, kadangi yra toks renginys, ne dėl to, kad ir norisi, aišku, ir Lionę pamatyti, su Lionė mes dažniau susitinkame metuose, bet Ukmergė atveda čia. Ir aš pagalvoju, gaila, 15 metų, ne? Ir žmogaus gyvenime tai irgi yra jau didelis brūkšniukas, kaip pasakyti, padėtas, senstam atrodo, ne? Ir kas, kad senstam, bet žinote, kai pasižiūri į darbus, kai pamatai, kad su kiekvienais metais atrandate kažką naujo, tie darbai brandina, tas, kaip sakyt, jie nėra tie patys, tai yra galų gale, tai jūsų išgyventa, tai jūs ir parodote tai, ką mes ir matom per rudens saulutę. Aš džiaugiuosi, aš tiesiog jūs sveikinu ir skatinu kiekvienais metais nepasiduoti negaliai, nepasiduoti blogai nuotaikai, kurkite, būkite kartu. Ačiū labai. Aš paprašysiu, ten dėžutė tokia yra. Pilna dėkos raštų. Čia visą dėžutę paprašyti. Ne, ten, žinot, yra labai daug padėkos raštų, bet šiuo atveju tik tai 2. Aš buvau šiandien ryte buvau neįgaliųjų reikalų departamente su savo, kaip sakyti, darbais visais ir neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Genovaitė Paliušienė mane įgaliojo perduoti padėkos raštą Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungai, paminėdama tai, kad ne vien tik tai saulutė šviečia jau 15 metų, bet ir organizacijai jau yra 15 metų. Ir perskaitysiu šitos žodžius. Nuoširdžiai sveikinama jūsų sąjunga 15 metų veiklos sukakties proga. 15 metų tai istorinis etapas menantis organizacijos istoriją, augimą, tobulėjimą. Dėkojame už jūsų svarbų ir nuoširdų darbą, prasmingą indėlį į neįgaliųjų socialinės integracijos šalyje. Džiugu, kad jūsų sąjunga sustiprėjo ir tapo aktyvia neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdytoja, kad esate iniciatyvūs, bendradarbiaujate su kitomis organizacijomis, dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, ginate neįgaliųjų teises bei rūpinatės neįgaliųjų gyvenimo kokybę. Linkime atkaklumo bei geros nuotaikos kasdieniuose darbuose, reikšmingų iniciatyvų, nuoširdžių ir rūpestingų pagalbininkų. Direktorė Genovaitė Paliušienė. Ir gražiausias raštas, tai Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Lionė Aleksieniai. Taip pat neskaitysiu, čia Leonytė tegu pati viską perskaito.